Labą dieną, gerbiami vartotojai, čia vėl aš. Dabar yra 13 valandų 9 minutės 2009 metų rugpjūčio 19 dieną. Nu, dabar tik tiek galiu pasakyti. Tas pats persekiojimas vyksta, šantažuoja, kad atims kompą, būtą ir panašiai, nužudys, išpjaus visus tris, ne už ką. Aišku. Ir eina po balkonai, sako, bachuriukai, tegu jisai to netiki, kad to negali. Aš visko tikiu. Suprantat? Tam esmė. Bet ar eina kalba apie turtą, Tai mes suprantam, kad su bloga kompanija susidėjom viską, įpuolėm dar ką. Ką buvo negalima tai viską prarasti paprastai ir išlikti gyviem. Ką mes būtume įrodę? Į teismus būtume nuėję, advokatam, bet matyt žmonėm reikia adrenalino. Dar 3 žmonės pakiš po velėną už kažkokius daiktus. Aiškina, kad kompą atims, teliką, dar ką. Nu tai tegu. Aš būsiu laimingas gatvėje, jeigu aš būsiu gyvas. Ir būsiu gyvi mano tėvai. Suprantat, kam esmė? Jie įsivaizduoja, kad čia kova vyksta dėl turto. Jiem niekaip neįtikint. O dabar aš papasakosiu. Aš buvau laidotuvėse dėdės Vilijampolė. Aišku, aš labai retai dabar išeinu lauk. Bet aš turėjau pareigą eiti tas laidotuvės. Netgi jeigu nušautas, tai vis vien mano dėdė. Aš jaučiu atsakomybę sąžinę. Aš nežinau, ar jie nenorėjo ar negalėjo. Greičiausiai gal pasikėlėjo ir jie turi žmoniškumą. Tai va tai. Arba auto persekiojo. Tai va Slabotkai toks bachurėlis buvo parduotuvė tenais iki Maksimų sąjungos aikščių. Nesvarbu. Čia ne tam esmė. Jis tokią frazę pasakė. Tai reikėjo tartis. Anksčiau, dabar jau per vėlų. Tai gerai, o kas su mumis tarėsi? Tai, kam dar vieno melo reikia? Kas su mumis tarėsi? Tai čia nebūtų nei tų YouTube reportažų, nei nieko, suprantat? Nesutiktume su visko, kad tik tai gyvi būtume. Bet pas juos kažkoks tai nepasitikėjimas yra, kad mes apgausim, kažkur nueisim, įskūsim, dar ką padarysim, tai ką kalbėti. Tai, suprantat, va visą tame esmė. Čia kova vyksta ne dėl turto, kova vyksta dėl gyvybės. Dabar jie nori, kad aš viską paneigčiau. Įsivaizduojat? Tai koks dabar mano varas paneigti? Nesvarbu. Gal ta moteriškė firmoje nesupranta, kas čia vyksta, bet jos sūnus savininkas tai tikrai supranta. Nesvarbu. Ir dar aš papasakosiu dabar tokį bairiuką. Šiandien trečiadienis. Pirmadienį man ta moteriškė paskambina. Ir atėjo tie sūnus, kad perskaitė straipsnį Lietuvos Ryte, kad aš pavariau jos firmą. Aš apakęs. Aš 9 mėnesius beveik į lauką su virš neišeinu. Aš jau nuo to vien tik tai numirsiu. Jie širdis streikuoja, be lauko. Suprantat? Aš nekvėpuoju. Jau būna, kad aš nuo širdies nepakankamumo nepakylu nuo lovų. Ko anksčiau niekad nebūdavo, suprantat? Yra straipsniai. Ne vienas žurnalistas nebuvo užklydęs pas mane. Ir jie labiau pas juos nuvažiavęs. Yra straipsniai. Aš parašysiu e-mailo straipsnį ir Lietuvos Rytas įspausdins, ne? Labai tikrai įdomu. Ir po to dar koks melas buvo. Atseit, kad tėvukas atvažiuos nuo antradienį. Jį paskambins, kad įspausdins tą straipsnį,
atspausdintas taip nepaskambina. Ir emailo citačius, tas straipsnių nuoroda. Nėra. Nu tai kam čia reikia varyti? Aš suprantu, žmonės užšoka, praranda daugą ar panašiai ir netenka. Bet kam žudyti reikėjo, nu? Gali įsivaizduoti, kad mes į teismą nueisim, ar dar kur. Raganų medžioklę pradėsim, nu, tai aišku, prieš galę. Ir reikėjo susitarti tokią frazę, labai įdomi. Bet tai palaukit, kas su mumis tarėsi? Tėvas ėjo į kitų, pirmą aš garso žinutės rašiau, o po to pagalvojau, kad galima tas. Iki to dar buvo tariamasi. Nueidavau į tą firmą, palinksėdavau galvą, nieko nėra, viskas tvarko, nieks nepersekė, viskas. Dar kelias tikėjo. Bet kai durnelis išėdavo lauką ir viską suprasdavo. Nelabai plika akim matydavosi, nesvarbu. Va kad yra dabar ramu, tylu, atseit viskas ramu. Kur vakar per didžiausią lietų šniokščia mašinos. Tai nesvarbu. Ne tame esmė. Čia ne tame esmė. Bet atimti galima viską. Bet kam 3 žmonės jūs viena pasaulyje? Tai tikrai, nu kas. Ta firma individuali Andrikio firma, nu. Jinai randasi Kaune, nu. Jinai užsima vertėjimu, dar veš žmonės į tą užsienį. Ateitų įsidirbti. O iš tikrųjų dar pasiūlo bilietai pražūti, nu. Tai kas iš to? Aš suprantu, ten kur žmonės turi ryšius, įtaką, pinigus, kurie gali pakovoti, tai gal ir reikia tokius pražudyti, jeigu nori. Nori, kad atimti iš jų kažką tai. Bet ką mes padarytume gyvi, tai va tik tiek. Dabar jie pasižiūrės, švelniai pasikiekens iš manęs, nu. Kiti vertys mane teigiamai, kurie prie šito neprisidėjo ir nesupranta, kas čia vyksta, čia šypso. Sako, kad jis išvyko per firmą. Va tik tiek galiu pasakyti žmonės, nes reiks mirti už nieką. Aš suprantu, atimti daug ką galima, bet dėl ko žūti, nu. Daug žmonių turtas įsivilioja viskas, nu kas. Dabar jie nori, kad aš paneigčiau, nu, tai aš nesuprantu, kodėl aš turiu paneigti dabar. Kodėl? Kad ateis jie mane nužudys, pavyzdžiui, vieną dieną. Galbūt, o galbūt jie blefuoja, nežinau, sunku pasakyti. Labai. Man jų planai nežinomi. Ir tegu jie po balkonais neaiškina, kad tegu jisai to netiki. Aš tuo ar anu negaliu tikėti, aš nežinau jų planų. Ką aš galiu tikėti? Aš galiu tik tai vilkės, kad pasigailėt mūsų, ir viskas. Aš noriu gyventi. Jeigu žmonės ant tiek dasiryto, kad, pavyzdžiui, tėvukui jau ir taip odos vėžys, 4 stadija, ir dar tokį žudyti, tai aš tyliu, nu. Ir man tu prostata negerai vėžiukas, nu. Tai nesvarbu, netgi jeigu mes nedasibaigtume, nu ir ką. Da mes ir skolose apsilinkę bankui, nu. Tai ką mes tokie pavojingi? Jie galėtų legaliai dabar viską tai padaryti. Bet liudininkai kągi, mes baisus, paliudysim prieš juos, nu, kur ta ateit. Ir visą laiką aiškina ne dėl būto, bet tai gerai. Kodėl tada nori mane pirmą užgrobinti ir po to tėvukus ir tą būtą, bet jeigu tai ne dėl būto, kam čia reikia tas pasakas, nu, pasakot, kad ne dėl būto, nu. Tai va tik tiek galiu pasakyti šiam kartui. Gal šiam kartui, gal jau daugiau nesusitiksim per šitą konferenciją. Tai va tik tiek galiu pasakyti. Kas dar buvo? A lygoj sensacija prasidėjo iš malonesnė, aš ją noriu pasakyti.